Sveiki, mėlieji! Su jumis geros nuotaikos bomba VRS kamera. Mes ir vėl slapta tikriname jūsų sąžinę ir kantrybę. Rezultatai visai netrukus laidoje. Spėkite, kokia išvada. Nėra to blogo, iš ko negalima būtų pasijuokti. Žinot, kiekvienas susitikimas su VRS kamera tarsi neišpakuota staigmena. Taip norėtųsi gauti dovanų, kokį nors telefoną ar dar ką nors. O gauni pokštą. Po pertraukėlės matysite. Jums tai gali atrodyti nepadoru, kai kam skausminga. Dar kartą. Ar net pernelyg rimta. Atsiprašai, ramiai, tu klausyk su pareigūnu. Nusiraminkite. Tai viso labo VRS kamera. Čia viskas tiesiog juokinga. Netrukus. Beje, o kaip jūs? Išsimiegate šiuo metu naktimis? Sako, svarbiausia – patogi pagalvė ir geras čiužinys. Bet kaip tokį išsirinksi? Čia juk ne kelnės, taip lengvai nepasimatuosi. Bet su VRS kamera ir tai įmanoma. Tad kviečiu pasimėgauti visais lovos malonumais. Kažkodėl daugelio svajonės yra susijęs su lova. Gal kiek neromantiška, bet labai praktiška. Arba ir praktiška, ir romantiška. Na, kaip čia geriau pasakius. Svarbiausia juk su kuo toje lovoje. Jeigu jūs prigultumėt, aš jums pademonstruočiau, kaip jisai veikia. Jis yra valdomas nuotoliniu valdymo pultu. Tai va, jis yra 3 zonos masažavimo yra. Pirmoji zona yra čia, ties kojomis. Antroji zona yra ties liemeniu, ar ne? Ir čia yra 3 zona rankoms ir kaklui. Nu, bet kaip, jūs, pavyzdžiui, turite namuose savo čiužinį kažkokį, ar ne? Turit kažkokį čiužinį vis tiek. Tai šitas vis tiek minkštesnis truputuką, ar ne? O rankose taip pat labai atpalaiduoja rankas ir kaklą. Jeigu pasitempėt ar perpučia vėjas kažkur, tai labai. Gerai, tai jūs įjunkit. Įjungti jums čiužinį, gerai, to jau įjungsiu. Taip. Dabar aš jums įjungiau pirmą programą, čia kojose turėtumėt jausti, kad truputuką kutena. Gerai. Kutena. Galima tik tai, kad neliestumėt manęs. Gerai? Prašau, aišku. Turėtumėt jausti dabar čia, vat, kad kutentų kažkur, ar ne? Ar ne? Ir rankose taip pat. Jaučiat? Turėtumėt jausti dabar jau va čia kojose, kad tikrai kažkas šyla, arba čia. Truputuką turėtų kutent. Nejaučiat nieko, o rankose? Nejaučiat? Nu, man, žinokit, pačiam jau darosi kažkaip šilta. Labai karšta. Tikrai nejaučiat nieko kojose, ne?
Laukit, aš truputuką pasižiūrėsiu. Tikrai nieko nejaučiu. Visiškai nieko. Aš dabar įjungiau jums pirmą programą ir jūs turėtumėt kojose, va čia šitose vietose. Atsiprašau labai. Turėtumėt jausti tokias malonės vibracijas. Labai, ar galėtumėt toliau per pusę metrą. Atsiprašau, prašom. Žodžiu, turėtumėt jausti kažkokias vibracijas, ar ne? Jūs manęs nebijokit, aš visiškai nepavojingas prekybos agentas. Kodėl jūs manęs bijot? Nu keista, aš nesuprantu, kaip čia yra. Gal jau tave gelbėti? Palaukit, tuoj mes čia, tuoj turėtų viskas įsijungti, žinokit. Tikrai nejaučiat? Turėtų būti. Netgi sudarėm, kad jūs manęs neliečiate. Aš jūsų dabar, žinokit, visiškai neliečiu. Tikrai neliečiu. Žiūrėkit, aš liečiu tik čiužinį, viskas. Jaučiat? Jūs padėkite rankas, taip, padėkite. Taip, spėsit, mes čia tuoj baigsim, žinokit, nebijokit. Truputėlį turėtumėt jūs. Palaukit, aš jums dar ne viską papasakosiu. Palaukit, aš dar jums papasakosiu. Jūs nufilmavo. VRS kamerą, prašom, galite atsistoti. Oi, nebežinau, žinokit, ką jums daryti, jūs taip čia ramiai gulite. Pamajokit čia. Labai kantrus vyras. Kad ir kiek išbandytum, vis tiek. Visus daikto trūkumus pamatai tik tai sumokėjęs pinigus. Apskritai, dažniausiai pasaulyje mes matome tik iš paradinės pusės. Štai kad ir televizijoje. Viskas gražu, elegantiška. O kad jūs žinotumėte, kas slepiasi už kadro. O dabar pasižiūrėkime, ar aprangos klausimas gali būti svarbiausias ieškantiems papildomo darbo. Ir ar visada mes tuos pačius žodžius suprantame vienodai? Taip, Daiva, čia dėl papildomo darbo pas mus. Taip, mūsų kompanija užsiema trumpai tariant eksportu ir importu. Praktiškai viską, ką galim surasti, nupirkti ir parduoti, tai mes tą ir darome. O kuom skiriamės gal nuo kitų, tai sakykim, kas yra svarbu, kas galbūt vėlgi ne visur priimtina, tai vėlgi tam, kad žmonės jaustųsi kuo lengviau, kuo patogiau darbe, jokio dreskodo neturime, eina kiekvienas kaip jam patogu. Tam, kad jaustųsi vėlgi patogiau, jokio dreskodo, jokių reikalavimų drabužių, išskyrus gal atvejus, kai kažkokie sutikimai, o taip, kad ir sušlepti po darbo vaikščiai, čia kaip patogiau, ne? Tai ar pačiai toks irgi variantas būtų? Žinoma, labai patogu iš tikrųjų. Šaunu. Taip, ne, dabar negaliu. Turiu žmogų dabar, jo. Davai vėliau truputį. Taip. Davai, Alio. Taip. Ne, davai pasakyti. Давай вылю. Gal patogesnė norite drabužėlių nusimės daugiau? Tikrai. Taip. Ne, viskas normaliai. Ačiū, jeigu bus kas nors. Netrikdo, manau. Atsiprašau, žinoma, bet kaip minėjau, jau po darbo, tai aš truputį irgi mėgstu atsipalaiduoti, tai vėlgi pratinam žmonės. Šiais laikais nieks nebetrikdo, tai žinai. Žinokit, jūs kai atsistojot ir pradėjot eiti ten su šitom. Negaliu. Moterims nuo seno rūpi, kaip kuo ilgiau išsaugoti savo grožį ir jaunystę. Tuo tarpu vyrams svarbiausia,
kuo ilgiau išsaugoti savo vyriškumą. VRS kamera patikrino, ar tolerantiški praeiviai ypač ekstremaliems vyrų sveikatinimo būdams. Tiesa, turiu įspėti, silpnų nervų žiūrovams šitos situacijos geriau nežiūrėti. Vyrai, laikykitės. Žinokit, net ir per ekraną gali skaudėti. Dėmesio, šios situacijos filmavimo metu jokie gyvi organai nenukentėjo. Atsiprašau, biškai, gal galit palaikykit, jam labai negera. Čia? Jo, va čia tam šone, jo. Gerai, palauk, biškai palaikykit. Ačiū. Aš tau... Nu, aš nesu bandžius, nu kaip aš tau padarysiu, palauk. Jam susuka, aš nežinau kažkaip. Tuoj. Geriau nelėt. Ne taip? Pritupimų pabandyk padaryti. Ne, tu trūktel taip, kaip tada, atsimeni. Trūktel? Nu, man vėl užstrigo ten. O tai tu negalėjai? Negaliu. Jo, Geriau? dar sykį, dar. Gerai? Smarkiau, biški, smarkiau. Geriau? Ne geriau? Davai iš priekio. Geriau? Ne. Davai iš priekio. Viešpatie. Gerai, tada laikykis už nugaros. Geriau? Aha, dar sykį, dar. Palauk, aš tada įsibėgėsiu, gerai? Jo. Gerai, palauk, aš toliau. Bet tu laikyk už nugaros stipriai. Aha, gerai. Gerai. Gerai? Smarkiau, Vaida, dar smarkiau. Ne, viskas gerai, ponės. Dar, Vaida, dar. Smarkiau. Dar smarkiau. Biški geriau jau, jo. Kodėl tu nenuėjai į ligoninę? Tuoj bus geriau, ponė. Tuoj viskas bus gerai, jo. Viskas. Jo. Varyk, bet smarkiai, Vaida, smarkiai, gerai? Smarkiai. Gerai? Gal jūs, ponė, galite? Truputį. Нет. Nu, davai, aš tada paimsiu, paprastai. Davai. Geriau? Dar. Nu, davai. O Jėza, čia yra skaudžiausia. Dar smarkiau. Nežinokit, čia taip turi būti, čia viskas Jam gerai. sakė, kad tai padeda. Dar smarkiau, Vaida, smarkiau. Tu labai silpnai, Vaida, kažkaip. Gal galit jūs? Nu, tai gerai, tai šis. Jo, spirkit. Ne, neskirsti. Ponas, Negalima. Iš už nugaros gal tada kilstelkiu. tada jūs kilstelkit, o tu, Vaida, spir, gerai? Gerai. Aš negaliu pasakyti, tu kabėt. Spirk, Vaida, spirk. O, gerai. Nebijok, Vaida, varyk smarkiai, nu. Aha. Dar smarkiau gali? Jo, dar smarkiau. Nu, aš neturiu. Gal jūs, ponė, gali? Vaida, smarkiau biški, smarkiau. Dar? Aha. O, jau geriau. Dar, Vaida, dar. Aha. Smarkiau, Vaida, nu. Smarkiau. Nebijokit. Ačiū. Iškart geriau. Ačiū labai. Ar žinote, kuo vyrai skiriasi nuo mažų berniukų? Viso labo žaislų kainomis. Patys žaidimai labai panašus. Pakariauti, pašaudyti į vieną. Iš tokių situacijų mes įtraukime dainininką Justiną Lapatinską. Sveikas, Justinai! Labas, Dainiau. Kaip tu? Neblogai. O tu čia ką darai? Aš taigi kariauju, nematai? Aš tai autobuso laukiu, galvau, gal ir tu. Markučius? Nu, man į Markučius nereikia, bet manau dar turim kokias 5 minutės, kad galėtume ramiai pasikalbėti. 5. Man labiau rūpi sužinoti, Justinai, ar žaidavai vaikystėje policininkus? Žaisdavau. Ir ką dažniau vaidindavai, gerietį ar blogiuką? Aš vaidindavau, žinok, blogiuko tėvą. Tėvą? Tėvą. Kas čia per personažas? Čia žinai, kad juodus darbus padarytų jaunėlis, sėstų jaunėlis, o tėvas liktų laisvėj. Nu, tai tu net ginklo rankoje nelaikėjai. Laikė jaunėlis, vis dar reikia turėti kas už tave.
geras. Nu, matau, kad tu visas veiksme. O to veiksmo filmas, aplamai, patinka? Be galo patinka. Robocopą matei? Ne. O atsimeni, aš tau pasakysiu, pažiūrėk Robocopą, kai ten jis įsitraukdavo ginklą 15 minutai. 3, o taip nukala blogiukus. Tai va dėl to reikia būti. Tu mojo ginklo toje pusėje, taip. Gerai. Matau, kad tu jau čia įsivažiavai. Justai, tau didžiulis ačiū, kad tu manęs nenušovai dabar bekalbėdamas. Na, o mums beliko tiesiog pasižiūrėti į kokią karštą veiksmo situaciją papuolė Justinas Lapatinskas kartu su VRS kamera. Kovinių filmų žinovui Justinui VRS kamera paruošė ekstremalią situaciją. Nieko neįtardamas, jis kartu su mūsų vairuotoju vyksta į tariamos fotosesijos vietą. Gerai, laukiu. Bet miško glūdumoje jų laukia inscenizuota kriminalinė situacija. Čia kriminalistai ką tik sulaikė nusikaltėlius. O, labadiena, malonu. Nu ir negalėjo paleisti. Dabar ir patikrinsime, ar Justinas noriai bendradarbiaus su teisėsauga. Kur tenai važiuojam? Oh, yeah. Visai tokių skaičių reali situacija. 3 guli surakinti, vienas pareigūnas ten prie jų. Visai patikėjau, kad tikrai čia yra kriminalinė policija ir tikrai, kad 3 blogiečiai padarė kažką labai tokio negero. Kriminalinė policija, čia mes pagavom gaują, laukiam savo ekipažą, bet visi netelpa. Reikia, kad jūs mums padėtume. Galim. Tai tada prašom atidaryti bagažinę. Norėčiau, kad jūs paliudytumėte. Išeiti. Išlikti. Vieną čia man, va šitą storą man. Va čia. Žodžiu, taip. Kaip bagažinius, ką? Kaip čia? Kur? Nori su visais patagomais čia važiuoti? Tai aišku. Sėdėk. Kaip čia suprasti? Kaip čia suprasti? Jūs reikia, kad jūs mums padėtumėt, kadangi mes neturim to ekipažo, visi netelpa, reikia, kad jūs mums nuvežtume šitą bandytą į Dvarčionių nuovadą. Tai iškart pagalvojau, ar gali Lietuvos pareigūnas paimti savo, pavadinkim, kad ir įtarimai ir įkišti į bagažinę. Iškart mintis buvo, kad ne, taip negalima. Šiaip realiai. Žmogaus teisės, ten visą kitą Europos konvencijos ir panašiai. Bet, o kodėlgi ne? Sutinkam. Žodžiu, taip, bet jūs turite savo nebūtų. Tai čia vairuotė klauskite? Ne, tai vairuotas, kuris dėsis. Čia pilietinė atsakomybė tokia. Tvarkoj tada. Žodžiu, taip. Nuvažiuosit, pristatysiu šitos, aš dabar toj paskambinsiu. Toj paskambinsiu sekundėlį. Ką mane, vyram? Telejaktą. Labas, klausyk, čia sustabdžiau mašiną. Tai čia nuveš geri piliečiai tokie. Juodas Passatas, Dovilė Citrina, Vaidas 723. Pasitiksiu jos gerai. Ir šitoje bus vardas pradė. Andrius Mikalkėnas. Kaip? Andrius Mikalkėnas. Andrius Mikalkėnas ir... Justinas Lapatinskas. Justinas Lapatinskas. Jie du bus, atvažiuos, pasitiksi jos, priimsi šitą storą, gerai? Все, ačiū, gerai, lauk. Ne, ekipažą, aišku, siūsk, čia dar dalykų, kad... Все, давай, laukim. Kada bus? Gerai, все, davai, iki. Gerai, nuvešim. Na, jeigu rasim gal. Dvarčionis daug maž žinau. Paskubėkit tik. Ir taip, pilietiški bendrakeleiviai automobilio bagažinėje jau veža pavojingą valstybinės reikšmės krovinį, kuris pamažu tampa jiems tikra rakštim geroje vietoje. Vyrai, davai paleiskit, da? Paleiskit, tam skubus. Štos balbiesas. Nepasidėjai. Pasigirdo beldimas, desperatiškas bandymas ištrūkti, pinigų siūlymas. Vyrai, ten skubus. 50 gabalų, paleiskit. Oro maža, nu. Pakentėk truputį.
Ką darom? Ką darom? Su juo. Tai vežam, kur reikia ir viskas. Gal oro truputį duodam? Ne, gal davai neduodam. Davai neduodam. Nepaisydamas Justino abejonių, vairuotojas sustoja, nes užsinori į tualetą. O tu jis susivaldys, jeigu pabėgs? Pagausim, prisidėsit. O tada netikėtai prasiveria bagažinė ir pasirodo nusikaltėlis. Kai pamačiau, kad atidarinėja bagažinę ir kad tas vaikinas iš pradžių čia viskas gerai, po to kiša koją, jau supratau, kad bus problemų. Ir iš niekur nieko atsirado ginklas. Nieko tu neisi niekur. Girdi šoną? Nustriliu. Šoną. Raminkis. Iškart pagalvojau, nuostabu, va dabar tikrai, dabar tai, apie ką aš visą gyvenimą svajojau, būti nušautam kažkur vidury miškų, pakastam po samanom ir nieks manęs čia neras. Klaupis prie mašinos, sakau. Atsiklauk prie mašinos, gerai? Raminkis, alio. Gerai, normaliai. Atsiklauk prie mašinos. Atsiklauk prie mašinos. Užkačiu mane. Mano pulsas tikrai buvo padažnėjęs nuo tada, kada pamačiau ginklą ir jau dirbau tokiu, pavadinkim, ne tai kad koviniu, bet savisaugos tokiu režimu. Jei kas reikės smūgiuoti, jei kas reikės bėgti, jei kas reikės gulti, jei kas reikės daryti bet ką, staigiai, nelaukti, nes šiek kiekvieną sekundę tai galėtų tikrai daug ką lemti. Raminkis, vyras. Atsiklaupsit viskas, pasiemu telefoną ir bėgu. Ir viso, visi savo keliais. Davai. Kas? Kai pasakė, kad per duok telefoną, tai telefoną pagilėjau, nes naujas telefonas, tai pagalvojau, kad prisuksiu pigiau, daviau piniginę. Telefoną vadėjai. Iš pradžių tai buvo tokia baimė, neduok dievė, kad žmogus yra nepilno proto, tai tikrai čia pradėjo šaudyti. Reikia iškart vaidinti, kad labai kietas ir nebijau. Šį bijojau, bet jau galvojau, kad jeigu ką, tai šoksiu prie jo ir kažką darysiu. Reik prie mašinos, viskas, atsistojat, aš bėgu. Все, stovi čia. Aš kojas. Sim kortelę, tik išjung po to. Gerai, nepergi. Aš tikrųjų tai palengvėjau, pagalvojau, tiek to čia tos piniginės, naujas vairuotojo teisės su motociklu, viską pasidarysiu naujas, svarbiausia, kad gyvas sveikas, šaudinių žaizdų niekur nėra ir viskas gerai. Važiuoja policija iš niekur, nieko atvažiuoja policija, išlipa pareigūnas, pribėga ir pradeda rėkti. Pabėgo? Kas pabėgo? Storuolis jūsų. Į tą pusę bėgo. Klausyk, susitarėt, ne? Taip. Susitarėt? Ne. Už kiek Pats pasakė, susitarėt, už kiek susitarėt? Atsiprašau. Čia tu paleidai, klausyk. Atsiprašai. Tu klausyk su pareigūnu. Atsiprašau. Kad pareigūnas pribėgęs kaltina kažkokiais dalykais, kad čia susitariau, tai čia jau kaip norėjau savo subinę sukti, taip ir sukau, tai čia ir tiek tų žinių. Bet iš kur ginklas vis tiek, aš klausiu. Ei, vyrai, stop. Nuleiskit garą. Čia tik VRS kamera. Jau gyvenime, jeigu būtų tokia situacija antrą kartą, tai žinočiau, ką daryti. Tiesiog taip, kad pakliūkit, užkipkit, bus tikrai smagu. Tai gyvoja VRS kamera, smagu, kad grįžot. Mėlieji, jeigu kartais pasijūsite tarsi tikrame veiksmo filme, apsidairykite, ką gali žinoti, gal jūs, filmuoja VRS kamera. Bėda viena nevaikšto, ją iš paskos visada sekioja mūsų operatoriai. Šypsokitės ir nesistengkite išvengti mūsų meškerės. Vis tiek susitiksime ten, kur to mažiausiai tikitės. Ate.